Vienas senis gyveno kaime šalia Gluboko miesto, kuris dabar jau yra Baltarusijos teritorijoje. Tas žmogus neturėjo rankos. Vietiniai įtarė jį buvus vilkolakiu, skerdžiančiu jų gyvulius. Jie teigia, kad senis neteko rankos kažkam sužeidus jo leteną, kai buvo pasivertęs vilku. Atvirtus į žmogų, sužeidimas neva išliko. Be to, senis buvo žinomas kaip burtininkas. Todėl visas kaimas reikalavo jį ir jo sūnų sudeginti. Sūnus, kaip rašoma, atrodė baisiai. Gal irgi turėjo kokių nors fizinių trūkumų. Dvaro teisėjai nusprendė sudeginti senį, o jo sūnų paleisti už užstatą. Net ir tokia žiauri bausmė kaimo gyventojų buvo priimta su nusivylimu, kad vienas iš vyrų liko gyvas. Pažymėtina, kad tais pačiais metais dvaro pareigūnas laiške minėdamas sudegintą vilkolakį pridūrė, kad neseniai dvare buvo sugauti 5 vilkai. Taigi, šaltos žiemos iššauktas agresyvus vilkų elgesys lėmė, kad žmonės ėmė ieškoti atpirkimo vilkolakio. Vienarankis senis ir jo neišvaizdus sūnus tapo lengvais taikiniais.